Ignelė, tai ką darom? Bandom pirikūpinti. Kiek tu su savim pinigų turi? Gal 100. Ką tu turi? Manau, pas mane 100 irgi bus. Bendrai 400, ne? Manau, galim pradėti. Kom dabar realiai reikia patalpos? Tas kur? Garažiuką? Jo, realiai reikia nupirkti variantų, bandyti suktis. O ką daryti? Reikia nusipirkti mašiną, papirikūpinti, papliusinti. Ir pasidaryti savo vietą, pasidaryti savo garažiuką ir varyti, žiūrėsim, kas gausis. Manau, galim. Aš irgi manau, kad galim. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Taigi, pirma projekto diena. Nusprendėm įkelti storiuką Instagramą, kad pasižiūrėt, ar mes iš viso gausim kažkokių pasiūlymų. Tai per visą dieną sulaukėm dėja tik tai vieno pasiūlymo ir mes aiškiai nuvažiavom pasižiūrėti. Subaru Legacy visų taip mylimas, plus žiemos sezonas, tai manau, kad toksai variantas kaip ir neblogas. Pirmam reikalui ir jisai norėjo už jį 450 €. Važiuodami pasižiūrėjom, ką jie kainuoja. Tai pigiausias aš tuo metu radau už 1000 €. Galvoju, viskas, mūsų variantas, technikinė galioja, su dujom, važiuojantis varom. Važiuojam žiūrėti mūsų pirmo kanalo automobilio. Parduot, užpliusint ir toliau apie visą mūsų projektą ir ką mes veiksim, kodėl mes tai veiksim ir koks bus mūsų galutinis tikslas norimas. Pamatysit viską šiek tiek vėliau. Subaru Legacy. Bandom užkurti. Iš tikrųjų, toksai kaip ir jaudulys, pirma mašina, nežinom, taip jaučiausi šiek tiek pasimetęs, ką žiūrėti, kaip ką daug kas pamiršta atrodo. Tiesiog iš to jaudulio, kad naujas projekto automobilis apėjom ratu. Supratau, galima rakčiuką, bandysim užkurti. Viskas yra, ne? Ne, dar nieko viskas. Ledas. Pirmas šaltukas ir pirmas problemas, žodžiu. Toks tas Subarikas. Biški pulsuoja, bet taip, va, trailina, bet, nu, ne tragedija iš tikrųjų. Taurasme, kažkas čia bus arba žvakė, arba dar kažką. Išmetimas, girdžiu, pučia lauk. Automatas, su dujom. Su technikinė dar galiojančia. Nebaisiai dar supuvęs, atrodo. Pirmas tas drivas, žodžiu, bandom. Pažiūrėsim, kaip jinai važiuoja. Šviesas, veikia. Drivas. Kažkaip nenori pradžių drėbėt. O. Kažkas, aš manau, ar su žvaklaidžiu kažkas. Reikėtų pasižiūrėti, šiaip iš tikrųjų. Sakė žmogus, kad žvaklaidžius keitė. Ir po pakeitimo, po savaitės, po kiek laiko, pradėjo trailint. Bet biškiai apsukuduoti ir jisai važiuoja, nu, 2 litrai tokie, vangokiai. Užvedėm ir viskas. Realiai daugiau nieko labai nežiūrėjom, pradėjom derinti kainą. Tai gerai, už kiek tai ją mums galėtų dati? Ką žinau, pizza, manau, 400. Ką manai, Ignelė? Tai tos dėrybos buvo tokios, turėjo 450, buvo nusiteikęs nusileisti iki 400. Pidės jau buvo suplanavęs nuleisti. Faktas, bet apsimėsim, bet apsimėsim, kad nuderinom, žodžiu. Tos 400 realiai ir atidė. Tokia ta pirma mašina. Pildom tada. 400. Įdomus jausmas. Pirmą mašiną pirkti. Susipažinkit, tuoj bus mūsų pirmoji projekto mašina. Nupirkę mašiną, iš karto pagalvojom apie mūsų pažįstamą pirikūpą. Numokėjom 4, pasiūlėm už 5, norim šiandien ją paleisti, žodžiu, ir rytoj jau važiuoti kito varianto. Mums tam reikia pinigų, tai mes norim šiandien įsitraukti 100 € pliusą, iš kurio lieka 80, dar atskaičiavus mokesčius, tai lieka koks, grubiai pydisas. Nu tai okei.
Tai važiuojam parodyt, sako, atvarysit iki vietos, bus nupirktas. Patalpų dar neturim, mašinų pasiūlymų turim ne vieną ir už tokias sumas jos toli gražu nėra idealios. Ir be technikinių daug prisiūlė visokių. Realūs variantai, bet reikėtų pakrapštyti šį bei tą ir pravaryti technikinę. Bet neturim patalpų. Servizė, kuriam aš dirbau, sakau, užsuksiu, pašnekėsiu. Galbūt mums duotų stogą, kad galėtumėm pasikrapštyti mašinas, bent jau savaitgaliais. Pašnekėjau, sakė, reikia pergalvoti ir rytoj duos žinot. Jeigu mums sureguliuos patalpas, kuriuose mes galėtume biškį pasikrapštyti, su įrankiais, su viskuo, tai panašu, kad nupirksim biškį gal ir pigesnių, skurdesnių variantų, kuriuos galima patvarkyti. Nes tikrai yra. Paskambinę papasakojom, kokie yra mašinos trūkumai. Buvo pirmi žodžiai, važiuokit čia. Sutariau, kad parduodam už 500, nes mašina nebe trūkumų buvo. Motoras negražiai dirba, dujos ne visai veikia. Tai pakeliui važiuodami dar užpylėm benzo, nuvarėm tiesiai pas jį ir be daug kalbų iš karto supildėm papaiškę ir atidavėm mašiną. Matėt, ką nupirkom, tą patį ir parduodam. Biznis, pinigai. Pinigai reikia uždirbti, mums reikia garažą, reikia dirbti. Žodžiu, pliusą gavosi 8 eurų, bet mums reikia, kaip ir minėjau, reikia pinigų, nes turim dar variantų, reikia važiuoti pirkti. Man atrodo, šita aikštelė mums bus gan dažna. Gan dažna, susimatysime. Paprastai tariant, tiesiog nenorėjom gaišti laiko. Pirmas variantas, greiti pinigai, galvojom, uždirbsim 100 eurų ir tą pačią dieną atsikratysim mašinas. Viskas, ieškosim kitų variantų. Kai nupirkom Subaru, iš karto atsirado dar porą pasiūlymų, o mes realiai kaip ir biudžeto neturim. Tiesiog pasiūlė, atidavėm, važiavom žiūrėti toliau sekančios mašinas. Esam paruošę jau ir dovanų iš tikrųjų. Tiem, kas norės su mumis pabendrauti, susitikti, galbūt parduoti mašiną, tai esam paruošę šiek tiek dovanėlių. Kreipkitės, nupirksim jūsų automobilį. Šiaip iš esmės galim padėti ir apžiūrėti mašiną, kas nori pirkti. Patirties vis tiek jau per šitiek laiko turim. Pamatė daug draugų, kad paleidom naują projektą, sulaukėm daug palaikymo ir iš karto atsirado pasiūlymų iš draugų. Va, girdėjau, turi kažkas vieną mašiną, kažkas kitą mašiną. Išlindo vienas toks variantas, Volvo S60. Atvažiavom su Šaru pasižiūrėti, Volvo pasiūlė prie pat mano namų. Realiai, realiai galėjau ateiti, nežinau, kur yra. Tai žodžiu, pasiūlė mum Volvo, apaugusią. Jo, S60, balta, kurį laiką nevažinėjama, nelabai reikalinga, bet pagal biudžetą yra brangoka. Bet galvojam, nuvažiuosim prižiūrėti, galbūt bus, kadangi nereikalinga mašina, gal tiesiog norės lengvai, pigiai atiduoti. Irgi su techninė apžiūra, tai su jie mes biškį užturėjom nuotykį, žodžiu. Nuvažiavom su slyva, kurią jūs, aišku, matysit. Vos nesudaužėm slyvas, vos nesudaužėm Volvos. Kaip gaila, kad tokie kadrai nepapuola į kamerą, žodžiu. Pūtėm padangą, aš ištraukiau rankinį, atrodė, kad laiko. Padangą dasipūtė, pradėjo mašiną rėdėt, vos į slyvą nevažiavo. Tai būtumėm sukalę draugo slyvą ir klientą Volvo, žodžiu, lygioje vietoje. Nes ta mašina stovėjo pastatyta į kalniuką, tuščia padanga, technikinė, šviežiai pravaryta, prieš tuos 2 mėnesius, kaip tą mašiną ir pastatė. Tai galvojam, nuvažiuosim, užvėsim, pasižiūrėsim. Tai pirmas dalykas, aš tikėjausi, kad tam S60 yra nuo 2004 metų, pasirodo, kad jinai yra iki 2004 metų. Matau vieną problemą. Aš galvojau, kad jinai čia nuo 4 metų, jinai yra iki 4 metų. Jinai neverta tiek, kiek jisai nori. 2,3. 2,3. Tai jinai niekaip nebuvo verta tų pinigų, ko jisai prašo. Žiūrėjom, nėra tepaliuko. Nėra tepaliuko. Nėra tepaliuko. Jėtis. Lemputė perdegus. Lietuviškai klaidės rašo. Kas čia, bastos pultas? Ar čia garažo? Šiaip bendrai jinai tvarkinga atrodo viso. Šuniuką vežioja, matosi, kailio turim. O čia va trūksta detalių biški. Bet šiaip bendrai jinai tvarkinga atrodo, bet realiai jinai 1000 eurų jau neverta. 1000 eurų. Jinai gal ir verta tų pinigų buvo, bet tiesiog mums nebuvo kaip uždirbti nuo jos. Tai mūsų tikslas dabar yra tiesiog kelti biudžetą ir judėti priekį. Tai nebuvo tiesiog tikslo jos pirkti. Technikinė 1,5 metų, man atrodo, ne? Padangos vasara, tiek kas yra, bet kas iš to? Duris lankstytas, matau, sparnas. Šiaip jinai patvarkingė, bet ne 1000 eurų. Jeigu būtų naujesnė, tai tada taip, nes mums reikia ne tik, kad ją nupirkti ir važinėti, bet ją ir parduoda reikės.
Mašina nebuvo bloga tiesiog. Realiai važiavom mes for fun. Pasižiūrėt, praleis laiką. Tai prie mano namų realiai buvo ta mašina. Plus visiškai netoli. Nuvažiavom, pripūtėm padangą, tada pradėjo tą Volvo redėti Bemsą, vos pagavom. Žodžiu, su nuotykis. Apžiūrėjom, sulaužėm porą detalių tai mašinai. Tai manau, pasuojam šitam variantui ir važiuojam ieškoti kažko kitą. Na, bet pasikrovė kumas, biškai tepalą užpylėm, padangą daputėm. Nieko blogo nepadarėm. Čiupas buvo sulūžęs. Buvo, tikrai. Ir informavom savininką viską. Savininką informavom, visi laimingi, visi patenkinti, gražinom raktus ir važiavom sekančios mašinas. Audi A3, su kuria mes pavažinėjom gal dieną ar dvi. Gavom pasiūlymą iš vieno vyruko, iš Šiaulių. Šiaip šaunuolis, 17 metų vaikinukas, užsijama visko, pardavinėja motociklus, mašinas, netgi agrotechniką pardavinėja. Ir žemė. Net žemė kažkokiom tai prekiavim. Nekilnojamo turtą. Mes iš jo, tiksliau, aš asmeniškai iš jo buvau nupirkęs 2 motociklus, du draugai, žodžiu, ten 2 draugam reikėjo motociklų, nuvažiavom, nupirkom tos motociklus. Ir jisai pamatė irgi taipogi, kad naujas projektas, kad mes su Ignaliu jį darom, parašė man, sako, yra pas mane mašinų, 3 ar 4. Sakau, atsiųsk bendrą prašymą, kiekvienos mašinos, kas su jam gerai, kas negerai, kiek technikinė ir kiek pinigų. Tai žodžiu, buvo 3 automobiliai, buvo Audi A3, Citroen Berlingo ir Citroen Xara. Jo. Ir buvo Xara. Tai žodžiu, pirmiausia, aišku, sudomino A3, vokietis, aš prancūzų. Ką daugiausiai suprantam. Prancūzų aš labai bijau. Tai sakau, gerai, mes atvažiuojam A3. Ir taip, kaip ir minėjau, yra 4 variantai. Pas vieną bičiuką yra 3 mašinos. 3 mašinos, kurias jis nori parduoti ir gera kaina, gana, sąlyginai gera kaina. Už visas mašinas nesigauna 1000 eurų, jeigu taip gerai pasidarėjus. Ir 2 iš jų yra su techninė apžiūra. Tai manau, mes į Šiaulius dar grįšim, nes šiandien galim paimti tik tai 2. O pačiuose Šiauliuose yra 4. Tai reikės dar 2 atsivaryti kitą dieną tikriausiai, jeigu jos normalios. Tai manau, šiandien visas apžiūrėsim. Ne, pas jį iš viso 4 mašinas, dar sakė vieną kažkokią turi. Nu va, kol važiavom dar dieną atsirado. Tai žodžiu, 5 mašinos Šiauliuose. Neblogom kainom apžiūrėsim visas, nuspręsim, kurias parsivarom į Vilnių. Tiksliau, kurias perkam, apsižiūrim ir vieną šiandien čiumpam. Tai va, važiuojam, kelio dar daug. Mūsų šoferis patyręs į Vokietiją važinėtojas. Tai susimerkęs čia iki tų Šiaulių. Vieną akim miega, kai važiuoja. Atvažiavom naktį, nieko nesimato. Pirmas klausimas užsiveda. Užsiveda. Viskas. Apėjom ratu, net nevažiavom. Susimokėjom pinigus, išvažiavom, žodžiu. Nes nudarėjom iki 300 eurų su technikinė, tai tos mašinos prasideda nuo 500 eurų, tai tiesiog maniau, kad geras dylas. Audi paėmėm, tęsim kelionę. Už Audi sumokėjom, kaip matėt, 300 eurų. Su techu, su žemynėm padangom, 1.9 tadainas, vedasi, važiuoja, stabdo, rankinio nebandėm. Odinis buvo kažkada salonas. 66 kW. 66 kW. Kaimo kvapas. Kaimo kvapas. Barška. Čia barška. Važiuoklė barška, šviesos nedega. Ant ilgų važiuojam. Šviečia tik tai ilgos šviesos, numerio apšvietimas nešviečia. Bet pasirodo, kad buvo gana neblogas iš tikrųjų. Neblogas. Dar vienas momentas, mes tą mašiną pirkom ir nedegė nei trumpose šviesos visiškai. Kas po to paaiškėjo, kad tiesiog lemputės reikėjo pakeisti. Tai realiai, ką mes jie niekur nedarėm, pakeitėm lemputės, įpylėm kūrą už 15 eurų, kad pravažiuoti Vilnių ir viskas. Apskritai, tai mes iš viso turėjom nuotykius su ta Audinė ir buvo bendras nuotykis sugalvotas su Rolandu, su kitų kanalų youtuberiu. Mes net negalvojom važiuoti tą dieną, dėl to, kad neturėjom papildomų vairuotojų, galvom pasimsim kelias mašinas, nes kelias pasiūlė. Skambina Rolandas, sako, turiu variantą labai gerą Šiauliuose. O sakau, kaip tik mums į Šiaulius reikia, davai kažką darom. Sakau, kas per mašiną? Sako, Bemsas Kem6. Sakau, wow, kiek pinigų? 400 eurų. Sakau, duok adresą, važiuojam. Rolandas klausia, sako, tai tu nedarai paklaust, defektai, kažkas, nevažiuoja. Realiai Kem6, dizelis, universalas 400 eurų. Su techu dar. Ko galima dar iš jos norėti? Važiuojam dabar, paimsim Kem6. Net nenoriu žinot, kas čia buvo. Iškritai per dugną gal. Jibanul, kas čia buvo? Aš tikiuosi, kad sėdynė atsirakuliavo. Arba slenkščio gabalas iškrito ką tik. Realiai mašinos praktiškai neapžiūrėjom, nes tamsu, bet už tokią kainą Audi
manau, sueis kažkam kaimės atruošti 500 eurų. Sueis. Nu, žodžiu, nesvarbu, kažkas sulūžo. Ai, sėdynė sukrito? Nežinau, pats girdėjai, pokštelė. Žodžiu, esmė, važiuojam Kem 6 dabar, mums liko iki Kem 6, va tiek pakilo. Pusę valandos kelio, paimam Kem 6, važiuojam iki Panevėžio pas mūsų gerą draugą Arnoldą, kurį jūs visi žinot ir pamatysit, apie ką mes šnekam. Jisai mus įsileis į vidų pasikeis turbiną. Turbiną radom Panevėžį radom turbiną už 80 eurų. Tai vat reikia nuvažiuoti pasižiūrėti Kem 6 kokia turbina, elektrinė ar vakuuminė, pasim turbiną, Arnoldas leidžia garaže pasikeis turbiną. Tai važiuojam, darysim tą, jeigu da važiuosim. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah.